Sveiki gyvi! Šiandien 9-ojo Google partnerių patarimų laidoje, paskutinėje šį sezoną, kalbėsime pirmiausia apie LinkedIn socialinį tinklą, apie asmeninio profilio elementus, kurie yra svarbus ir apskritai apie turinio strategiją. Antrojo dalyje, kuri yra labiau skirta verslui, lyginsime du pagrindinius internetinės reklamos kanalus. Tai yra Meta Ads arba Google Ads. Tai palyginsime, kuris iš jų yra stipresnis, kuris galbūt jūsų verslui būtų tinkamesnis. Pakalbėsime apie šiuo metu jau itin populiarų socialinį tinklą LinkedIn. Tai anksčiau Lietuvoje jis nebuvo taip plačiai naudojamas kaip užsienyje. Ir karantino metu, po karantino jis išgyvena tą tokį vadinamą aukso amžių. Tai mes kalbame apie LinkedIn socialinį profilį. Jeigu dar kažkas jo nesinaudoja, tai tiesiog galima susivesti Google paiešką LinkedIn ir spaudžiant tą pirmąjį rezultatą, mes patenkame į šį socialinį tinklą. Tai jeigu dar paskyros neturite, ją galite susikurti rankiniu būdu, tai yra tiesiog įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, arba galima registruotis su Google arba Microsoft accountu ir taip automatiškai sukuriant profilį. Tai dabar parodysiu pačius svarbiausius pačio profilio elementus, kurie daro didžiausią įtaką tiek jūsų kaip specialisto, kaip darbdavio, kaip darbuotojo įvaizdžiui. Tai pats profilis atrodo šiek tiek panašiai kaip mums įprastas Facebook profilis, tai yra viršelio nuotrauka, yra profilio nuotrauka. Tik čia mes turėtume atrodyti kiek įmanoma profesionaliau ir kaip pavyzdys mūsų viršelio nuotrauka turėtų atspindėti mūsų veiklą, kurioje mes esame. Tai yra, ar kaip pavyzdys mano atveju, tai reprezentuoju savo paties skaitmeninės rinkodaros agentūrą. Jeigu jūs esate kaip pavyzdys dizaineriai, tai galbūt čia turėtų būti kažkoks akcentas, kad jūs paprastai kalbant sukatės dizaino srityje. O profilio nuotrauka taip pat turėtų būti kiek įmanoma profesionalesnė, tai yra, nenaudosime tokios nuotraukos, kurią jūs įprastai naudotumėte Facebook socialinėme tinkle. Čia nuotrauka turėtų būti tokia, kokią naudotumėte įprastai savo CV. Nes iš esmės LinkedIn profilis ir yra kaip virtualus CV. Tai viršelėje nusirodome mes informaciją apie savo veiklą, kad užėjus į profilį iš karto būtų aišku, kokios srities esate atstovas ir pakankamai turėti profesionalią nuotrauką, kad paprastai kalbant negadintumėte savo įvaizdžio. Kita dalis, kuri yra pakankamai svarbi, tai po vardu ir pavardė yra eilutė, kurioje galima nusirodyti dabartinę darbo poziciją arba, sakykime, kokios srities specialistai esate. Tai mano atveju esu nusirodęs, kad esu SEO specialistas, kad lektorius ir kad mentorius. Tai pagal šias eilutes, tai yra kaip praktinės frazės, potencialus užsakovai darbdaviai su premium profiliais arba su mokama reklama ieško tų, sakykime, profilių ir su jais susisiekia. Tai mano atveju, nors ir esu agentūros vadovas, bet per LinkedIn pakankamai nemažai gaunu užsakymų mokymams. Todėl ir esu nusirodęs, kad tiek mentorius, tiek lektorius, tiek būtent SEO srities esu specialistas, ir su manimi tokiu būdu susisiekia potencialus užsakovai. Tai neskaitant viršelio ir profilio nuotraukos, taip pat kaip ir įprastame tradicinėme CV, mums reikėtų užsipildyti savo patirtį, tai yra pasižymėti kokiose įmonėse, kokiose pozicijose, kurio laikotarpiu dirbote ir sakykime, už ką ten buvote atsakingi. Tai yra pakankamai svarbi dalis, o visa kita, jau tiek nėra svarbu. Tai jeigu ten faktas, kad išsilavinimas yra svarbus, bet ne visi žymi, tai svarbiausia yra pažymėti patirtį, o vėliau jau eina išsilavinimas, galbūt kažkokie licenzijos ir sertifikatai, kurios taip pat esate įsilaikę, savanoriavimas ir galbūt neturite rekomendacijų ir atsiliepimų. Bet tai bendrai žiūrint iš visų elementų, kuriuos reikėtų šiame profilyje užsipildyti, tai svarbiausia bent jau susidėti visą informaciją apie darbo patirtį, kad jūs kiek įmanoma atrodytumėte konkurencingiau
lyginant su kitais, sakykime, profiliais, kuriuos galbūt taip pat peržiūrėjo prieš susisiekiant su jumis. Tai iš esmės jums tiesiog reikia turėti, paprastai kalbant, gerą įvaizdį, jog užėjus jūsų profilį potencialus darbdavys ar užsakovas norėtų su jumis susisiekti ir jūs sukurtumėte tą gerą pirmąjį įvaizdį. Na, o jeigu šiuo socialiniu tinklu jau naudojatės, jums reikėtų pagalvoti apie turinio strategiją. Tai yra, ar jūsų įrašai sulaukia norimo rezultato, ar jie yra nukreipti į tinkamą auditoriją ir ką jūs apskritai norite pasakyti su savo įrašais konkrečiai LinkedIn socialinėme tinkle. Tai kuriant turinį, jums reikėtų nusimatyti, tas turinys bus apie jūs ar apie kažką kitą ir kokios naudos siekite kuriant šį turinį. Ar siekite naudos savo, ar siekite naudos kažkam kitam. Tai prieš kuriant bet kurį įrašą arba apskritai prieš pasirenkant strategiją, kaip jūs komunikuosite šiame socialinėme tinkle, jums tiesiog reikėtų nusibrėžti tas gaires, ar tai bus turinys apie jūs ar apie kažką kitą ir kokios jūs naudos siekite. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs įsikėlėte į socialinį tinklą, kad tiesiog įsilaikėte kažkokį sertifikatą, tai bus turinys apie jūs. Ir jeigu jūs su tuo, sakykime, įrašu siekite naudos savo, kad tiesiog norite pasigirti kaip pavyzdys, kad išsilaikėte tą sertifikatą, tai čia iš esmės tiesiog bus reklama. Jeigu jūsų turinys yra ne apie save, o apie kažką kitą, tai kaip pavyzdys įsikėlėte tą patį sertifikatą, kad jį įsilaikėte, bet kalbate apie dėstytoją ar apie mokyklą, kurioje lankėtės, kad gauti tą sertifikatą, tai šiuo atveju jau turinys bus ne apie jūs, jau turinys bus apie tą mokyklą ar apie tą dėstytoją. Ir tuomet, kuriant tą turinį apie dėstytoją ar mokyklą, jūs taip pat turite nusimatyti, kokia bus ta nauda, ar bus nauda savo, ar bus nauda kažkam kitam. Tai jeigu kaip pavyzdys nauda savo, tai jeigu jūs kalbate apie tą lektorių, bet iš esmės vis tiek minite save ir kalbate, sakykime, siekiant naudos savo, tai šiuo atveju jūs tiesiog suformuosite nuomonę, kad tas lektorius yra naudingas, kad jis su juo, sakykime, jums patiko dirbti ir tiesiog formuojate nuomonę. Jeigu siekite naudos kažkam kitam, o ne savo, tai jūs tiesiog dalinatės patirtimi, kad, kaip pavyzdys, su tuo lektorium ar su to mokykla bendradarbiauti tikrai buvo naudinga ir tokį turinį atiduodate viešai. Ir kita dalis, jeigu, sakykime, turinys būtų apie jūs, tai yra jūs įsilaikite sertifikatą ir kalbate apie save ir siekite taip pat naudos kažkam kitam, tai irgi lygiai taip pat galite pasidalinti patirtimi, kaip pavyzdys, kaip buvo sunku, mokytis, įgyti tą sertifikatą. Tai apibendrinant, labai svarbu pasirinkti kryptį, tai yra ar jūs siekite naudos savo ar kitiem ir ar turinys bus apie save ar apie kažką kitą. Tuomet turint šias gaires jūs galite nuosekliai kurti turinį, kuris pasieks tikėtina tikslinę auditoriją ir vien dėka didesnio aktyvumo šiame socialinėme tinkle galite sulaukti tikslinių užklausų iš potencialių darbdavių ar užsakovų. O antroje dalyje, kuri kaip visada yra skirta labiau verslui, lyginsime Google Ads ir Meta Ads kanalus tarpusavėje, kad galėtumėte detaliau įsivertinti, kuris reklamos kanalas jūsų verslui būtų labiau tinkamas. Antroje dalyje, kaip visada, kalbėsime labiau verslui aktualią temą. Tai palyginsime tiesiog du pagrindinius reklamos kanalus internete ir palyginsime juos privalumus ir skirtumus. Tai kas, sakykime, dar nėra susidūręs nei su Google Ads, nei su Meta Ads reklama ir planuojate pradėti su jie dirbti ar savarankiškai, ar su, sakykime, specialisto agentūros pagalba, būtų gerai suprasti pačius pagrindinius principus. Tai yra suprasti, kaip šie kanalai veikia. Tai dažnas klausimas, ką pasirinkti, ar Google ar Meta reklamą. Tai šiuo atveju reikėtų suprasti, kad kiekvienam verslui šie kanalai veikia individualiai. Tai yra, jeigu jūsų konkurentai dirba su Google arba kaip pavyzdys su Meta reklama, tai nereiškia, kad ir jums šie kanalai gali veikti. Tai principas toks, kad Meta reklama padeda verslui rasti klientus.
Tai yra meta reklama, tai mes turime omeny Facebook ir Instagram socialinius tinklus, kuriuose pagal tam tikrus auditorijos požymius verslas bando rasti tą tikslinį klientą ir jam parodyti savo reklamą, pasiūlyti kažkokias prekes ar paslaugas. Google atveju tai turime omenyje tik tai Google paieškos sistemą be banerių, YouTube ir visų kitų kanalų. Tai Google atveju jis padeda klientui rasti verslus. Tai yra, kai jau klientui yra poreikis, kaip pavyzdys jam yra reikalingos, kad ir santechniko paslaugos, jis tiesiog į Google paiešką veda ten santechnikas Panevėžyje ar ten, nežinau, valymo paslaugos Panevėžyje. Ir jis renkasi iš keletos rodomų rezultatų. Dažniausiai paspaudžiu tiek ant vieno, tiek ant kito rezultato ir įsirenka tinkamiausią įmonę ar specialistą. Tai šiuo atveju gaunasi, kad arba jūs esate tarp tų top 4 mokamų Google Ads rezultatų ir jūs randa, arba šiuo atveju jūsų apskritai nėra. Tai tarp šių kanalų principas yra toks, kad jeigu jūsų teikiama paslauga arba prekė nėra žinoma ir nėra ieškoma, jums Google reklama tikėtina netiks, nes tiesiog jūsų neieškos. Ir jeigu jūs neturite, sakykime, turinio socialiniuose tinkluose, kurį būtų galima reklamuoti, tai yra video ar nuotraukų, per kuriuos būtų galima bandyti perteikti savo siūlomas prekes ar paslaugas, tikėtina net ir pasiekus tą potencialų klientą, jūs jo nesužavėsite. Tai patys pagrindiniai kanalai šiai dienai Lietuvoje, kurie generuoja daugiausiai pardavimų, yra Google ir Meta. Tai truputėlį einant į reklamos pusę, jau galima eiti giliau ir pasižiūrėti, kuris kanalas iš pardavimų pusės jums būtų tinkamesnis, nes taip pat gana dažnas klausimas, kuris kanalas tiesiog parduoda geriau. Tai tokio vieno atsakymo nėra, viskas labai priklauso nuo situacijos. Tai reikėtų suprasti, kad perkant meta reklamą, tai yra per meta ads aplinką, nustatant auditoriją, kuriai mes norime rodyti reklamą, yra visų pirma labai svarbu vietovė, tai yra kur mes rodysime tą reklamą ir tik tuomet, kokie pomėgiai yra tos auditorijos. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes norime pasiekti visus vartotojus, kuriems domina, tarkim, nežinau, santechniko paslaugos, tai mūsų tikslas yra tą reklamą rodyti, kad ir, tarkim, Panevėžio apskrityje, o ne visoje Lietuvoje, nes mums, norime suteikti tas paslaugas tik tai aplink Panevėžį ir kitus miestus nevažiuosime, tai todėl pirmasis nustatymas su reklama yra būtent vietovė, tai yra apribojame Panevėžio regioną. Ir tik tuomet jau renkamės pomėgius tos vadinamus, tai yra susiaurinti tą auditoriją, pagal kuriai mes norėsime rodyti reklamą. Tai ką reikėtų suprasti, kad meta reklama dažniausiai turi mažesnę paspaudimo kainą ir mažesnį parodymų paspaudimų santykį. Tai yra už reklamą mes meta aplinkoje dažniausiai mokame mažiau, bet ir vartotojai yra mažiau linkę į ją įsitraukti, nes mes patys ieškome tų, sakykime, potencialių klientų, tai yra, kad taip suprasti, vartotojai į šį socialinį tinklą ateina bendrauti ir pramogauti, o ne žiūrėti reklamų. Todėl tas paspaudimo, sakykime, kaina yra žemesnė, bet ir įsitraukimas yra mažesnis ir šis socialinis tinklas geriau veikia tam vadinamam B2C segmentui, tai yra, kai įmonės ieško privačių klientų, o ne kitų verslų, nes tiesiog yra lengviau identifikuoti paprastus vartotojus negu verslą. O jeigu žiūrėtume į Google Ads reklamos aplinką, tai kuriant reklamą paieškoje visų pirma yra svarbiau raktinė frazė ir tik tuomet vietovė, nes ne visada mums reikia ją riboti. Tai raktinė frazė, kaip pavyzdys, gali būti santechniko paslaugos. Ir mes jau Google paieškoje ieškome vartotojų, kuriem yra aktualu santechniko paslaugos. Ir jeigu mes norime tų klientų tik tai iš Panevėžio apskrities, mes tuomet jau kaip antrąją funkciją apribojama, tai yra nustatome vietovę, kur mes norime rodyti tą reklamą. Tai Google atveju yra svarbiau nurodyti pirmiausia raktinę frazę, o tuomet jau jeigu yra poreikis riboti vietovę. Tai jeigu taip lygintume Google ir Meta reklamą,
kuris, sakykime, iš jų geriau parduoda, tai Google atveju už paspaudimą jūs mokėsite tikėtina gerokai brangiau negu už Meta reklamos paspaudimą, nes Google atveju vartotojai jūsų ieško ir jūs konkuruojate su mažiausiai 4 verslais, kurie taip pat rodo savo reklamą, tai jeigu vartotojas yra labiau suinteresuotas, tai jo ta paspaudimo kaina ir tikrai bus aukštesnė, tačiau ir tas vadinamas CTR parodymo paspaudimų santykis bus tikrai gerokai aukštesnis, nes jam pačiam reikia, vadinasi, jis ieškojo ir jeigu jis vedė tą frazę, tai tikėtina paspaudė tiek ant vieno, tiek ant kito rezultato. Tai taip lyginant Google ir Meta reklamą, Google pigesnė reklama, bet sulauksite mažiau srautą. Jeigu taip labai apibendrintai, o su Google reklama yra brangesnė, bet šiuo atveju tikrai atvesi labiau tikslinį srautą. Ir Google atveju jūs galite pasiekti priklausomai nuo raktinių frazių lengviau tiek verslo segmentą, tiek privačius klientus. Tai apibendrinant tokio vieno kaip ir atsakymo, kuris kanalas geriau veikia, nėra. Iš esmės čia jums reikėtų tiesiog pagal savo verslo specifiką, pagal verslo sritį nuspręsti patiem, kurį kanalą reikėtų pirmiausia išbandyti. Tikiuosi, ši paskutinė 9-oji šio sezono laida jums taip pat buvo įdomi. Aš su jumis kol kas atsisveikinu, ir susimatysime kitą sezoną, tai yra artėjantį rudenį, su nauju sezonu ir nauja Google partnerių patarimų laida.